Pamėginsime įveikti štai tokią užduotį. Kokia turi būti parametro p vertė, kad parabolė px kvadratu plus px plus p ir tiesė x plus 1 turėtų vieną vienintelį susikirtimo tašką, kitaip tariant, lietimosi tašką. Gerai. Visų pirma, mums reikės susikurti tiesę. Įvesties lauke rašome x plus 1. Dar kartą priminsiu, įvestis yra štai čia. Parašę x plus 1, spaudžiame Enter klavišą ir mes matome, kaip atrodo tiesė x plus 1. Norėdami sukurti parabolę su parametru, visų pirma turime apibrėžti, kam lygus parametras. Taip kad rašome p lygų 0. Tebūnie parametras p pradžioje lygus 0. Vėliau parametro vertę galėsime keisti. Jeigu užlipame ant parametro ir paspaudžiame šitoje vietoje ant rutuliuko, mes grafikos lauke matome parametro slankstį ir galime keisti parametro vertę. Nuo -5 iki 5. Nustatymuose galima ją ir labiau pakeisti. Tiesa, jeigu paspausite dešinį klavišą ir paspausite rodyti žymę, parametro vertė bus išvesta tiesiog į grafikos lauką. Taip gali būti truputėlį patogiau. Gerai, dabar apibrėžkime pačią parabolę. Parabolės lygtis px kvadratu plus px plus p. Tiesa, vietoje daugybos dedu tarpelį, galima būtų dėti ir žvaigždutę, tačiau tarpelį programa puikiai supranta kaip daugybą. Spaudžiame Enter klavišą ir štai mes turime parabolę. Keičiant p vertę, mes galime pamatyti vieną iš sprendinių. Vienas iš sprendinių išties yra p lygų 1. Ar yra daugiau sprendinių, bandome keisti ir matome, kad panašu, jog štai čia kažkur yra sprendinys. Tačiau, koks jisai tiksliai iš pat pradžių nesimato. Reikėtų suskaičiuoti rankiniu būdu, ir galėtume klausti moksleivių, kokį rezultatą jie gavo, po kurio laiko jie turėtų gauti -1/3. Įvesties lauke įvedęs lygybę p lygų -1/3, aš p parametrui priskirsiu vertę -1/3. Ir štai parabolė matom, kad išties turi vieną vienintelį susikirtimo tašką arba kitaip tariant lietimosi tašką.